užėmė geriausio produkto poziciją ir 21 metus iš eilės įeina į 100 inovatyviausių Vokietijos kompanijų reitingą. Tai iš tikrųjų gamintojas yra labai patikimas, labai gerai žinomos Vokietijoje ir vokiškai kalbančiose šalyse. O čia jūs matote skaidrėje žmonės, kurie gamina ir prisideda prie produkto gamybos. Tai yra 350 mokslininkų visame pasaulyje, iš jų 120 turi daktaro laipsnį, o čia jūs matote 15 daktarų, taip, kurie prisideda labai stipriai prie produkto gamybos, technologijų, ingredientų, sudėčių, efektyvumo produktų. Ir tai yra žmonės ir nutriciologai, ir biochemikai, ir sporto medikai, ir kosmetologai, ir su DNR dirbantys žmonės. Tai va, tai tie žmonės, jie Austrijos universitete ir Liuksemburgo mokslo ir technikos universitete, būtent laboratorijose, atlieka tyrimus, tai yra moksliniai tyrimai, klinikiniai tyrimai su produktais, kad produktą vartojantys žmonės būtų saugus, kad jie gautų rezultatą greitai ir kad džiaugtųsi vartodami Fitline produktus. Taip pat yra sertifikatai, tai yra ir košerinis sertifikatas, jeigu jūs esate profesionalus sportininkas arba turite profesionalų sportininką, draugą, pažįstamą, tai šitie žmonės irgi gali naudoti Fitline produktus ir tai yra būtent pažymėta, kad praeita dopingo kontrolė, nėra jokių anabolikų, steroidų ir taip toliau. Taip pat yra košerinis sertifikatas ir halal sertifikatas, jeigu jūs pagal tam tikrus religinius įsitikinimus galite vartoti tik tai tam tikrus produktus. Ir pati produktų linija, jinai yra gana plati, bet šiandien aš jums noriu pristatyti tik tai 2 programas, tai yra optimalią programą ir gyvenimo tonuso programą ir toliau jūs išgirsite, kas tai yra, kaip tai gali jums pasitarnauti ir padėti. Dar vienas toksai labai svarbus faktas, jeigu jūs galvojate, ar tai gali būti saugu vartoti jums, tai turėkite omeny, kad Fitline produktus gali vartoti vaikai, nėščiosios, žindančios moterys, tai yra labai jautri vartotojų kategorija, kuriai reikalavimai yra aukštesni ir standartai yra aukštesni negu, sakykime, paprastam sveikam žmogui. Tai šitie ženklai jums ką gali pasakyti apie saugumą. Tai yra GMP sertifikatas. GMP sertifikatą dažniausiai turi tos kompanijos, kurios dirba farmacijoje ir tai yra būtent farmaceutiniams preparatams skirtas sertifikatas, bet pasaulyje yra apie nuo 3 iki 5% kompanijų, kurios gamindamos maisto papildus turi šitą sertifikatą. Ir tai yra labai nuosekli priežiūra nuo žaliavų iki pat produkto pagaminimo, iki pat to momento, kai produktas patenka pas klientą, pas vartotoją ir jisai gali jį vartoti. Ir dar vienas toks momentas, kadangi man pačiai irgi svarbu, ką aš dedu į save, aš jau daugiau negu 10 metų naudoju maisto papildus ir man buvo svarbu, kad tai tikrai atitiktų, tas produktas būtų viduje tas, kas parašyta ant dėžutės. Ir va čia matote Lab laboratorijos ženklą, tai yra nepriklausoma laboratorija, visame pasaulyje labai gerai žinoma, kuri tikrina mūsų produktus jau nuo 2016 metų ir gali paimti bet kurį produktą iš bet kurios partijos ir patikrinti, ar produkto viduj yra tai, kas parašyta ant dėžutės. Ir ant kiekvienos dėžutės jūs galite rasti QR kodą, kurį nuskanavę nueisite į šitą laboratoriją ir pasižiūrėsite, kada buvo darytas tyrimas ir ar tai, kas yra viduje, yra parašyta ant dėžutės. Ta prasme, ar sutampa vienas ir kitas. Ir vienas unikaliausių dalykų, kuo Fitline produktai skiriasi nuo analogų, tai mes kalbam apie maisto papildus, taip sakykim, tai yra NTC technologija. NTC technologija yra užpatentuota, jos neturi niekas kitas, tai yra maistinių medžiagų transportavimo koncepcija. Ir kuo jinai gali būti jums svarbi arba naudinga? Tai, kad maistinės medžiagos patenka į mūsų organizmą tada, kada jų reikia, ten, kur reikia ir tokiam kiekyje, kokiam reikia. Tai yra, mes turime produktą, kuris yra 100% natūralios sudėties, jisai yra tirpus vandenyje, tai yra skystam pavidale
mes vartojam papildomą maitinimą ir medžiagos, jos per 3-4 minutes patenka į kraują, tai yra apeina skrandį labai greitai ir patenka į žarnyną, per žarnyno sieneles organizmas jas įtraukia, taip, ir patenka į kraują. Ir mes gauname ląstelės maitinimą ir bioįsisavinimas šitų produktų yra nuo 95 iki 98%. Tai yra labai aukštas bioįsisavinimas, tai reiškia, kad tai, ką jūs išgeriate, tai tikrai papuola į jūsų ląsteles ir be abejo, vienas iš pagrindinių akcentų, ką kalba mūsų mokslininkai, mūsų medikai, tai yra nesvarbu, kiek jūs suvalgėte, o svarbu, kiek jūsų organizmas pasisavino. Tai turėkite omeny, jūs galite valgyti daug morkų, daug obuolių, daug salotų ir taip toliau. Klausimas, ar jūsų organizmas sugebės visą tai pasiimti ir įsisavinti, taip? Tai va, tai NTC technologija, jinai apibrėžia tai, kad mūsų organizmas šitas visas maistinės medžiagas iš natūralių ingredientų labai greitai įsisavina, labai geras, efektyvus rezultatas ir greitas. Ir dar vienas toksai momentas, kad mes neturime monopreparatų, beveik neturime, išskyrus riebalus, viskas yra polipreparatuose, tai reiškia, kad yra tam tikrų medžiagų sudėtis, tai yra viskas, sakykime, nėra atskirai A ar C ar E, ar ten kalcio ar magnio. Viskas yra miksuose ir būtent mokslininkai sukūrė produktą taip, kad viena medžiaga pastiprintų kitos medžiagos įsisavinimą. Ir dėl to rezultatas jisai yra labai didelis. Ir nesvarbu, kad kiekiai yra mažesni negu, sakykime, analoguose.